Vilniuje baigėsi 2 dienas trukęs UEFA vykdomojo komiteto uždaras posėdis. Lietuvai jame atstovavo šalies futbolo federacijos prezidentas ir UEFA vykdomojo komiteto narys Liutauras Varanavičius, kuris džiaugiasi, jog buvo gautas leidimas dar 2 metus rengti Baltijos lygos turnyrą. Buvo diskusija tik tai dėl to, kad galbūt nenaudoti lygos pavadinimą, bet su tam tikra pagarba mums, kad mes pirmieji pradėjom, nes tokių lygų atsiranda visoje Europoje, tai vis dėlto buvo leista dar 2 metam naudoti šitą pavadinimą ir būtent organizuoti šitą lygą. O toliau UEFA planuoja liktai inkorporuoti tokias regioninės lygas į savo visą struktūrą varžybų vykdymo. Tai manau, kad mes galbūt parodėm gerą pavyzdį, o toliau pasieks kitos šalis. Pasak Varanavičiaus, UEFA generalinis sekretorius škotas Davidas Tayloras teigiamai įvertino Lietuvos futbolo federacijos veiksmus, kai iš A lygos pasitraukė FBK Kaunas ir Klaipėdos Atlantas, licencijavimo barjero neįveikė Vilniaus Žalgiris ir lygą papildė net 4 klubai iš pirmosios lygos. Jisai žino gana gerai tą situaciją, kadangi pats buvo Škotijos generalinis direktorius, tai susidūręs yra su mūsų peripetijom, bet realiai jie sako tai, kad jūs išsaugojote čempionatą, tai, kad jūs padarėte, kad čempionatas vyktų, tai yra svarbiausia. Toliau visas kitas per laikotarpį susitvarkys ir jūs pamatysite, kad jūs priėmėte teisingus sprendimus, nes ir patiems mums yra pakankamai sunku galvoti, kad šiandieninė situacija negali tenkinti, bet galvojam apie tai, kad vis dėlto reikia sprendimus priiminėti, kurie ilgalaikiai. Nes jau labai daug buvo tokių sprendimų, kur mes priiminėjom Lietuvoje tam, kad išgelbėti vieną sezoną, priimdami Visagino Interą ir po to, kai baigdavosi tas dalykas. Tai kad manau, kad tai, ką mes nusprendėm, jie supranta, palaiko, nes UEFA būtent ir priima tokius sprendimus, kurie yra ilgalaikiai, kad ir šiandien buvo klausimas dėl rasizmo, dėl kitų, dėl finansinio stabilumo. Tai realiai visi klausimai suprantama, kad jie sukels tam tikrų diskusijų šiais metais, bet jie atneš ilgainiui gerus rezultatus. Ar buvo Lietuva išskirta neigiamam kontekste dėl šitų rasistinių? Ne, nebuvo visiškai, nes realiai yra daug didesnės problemos Italijoje, daug didesnės problemos Rusijoje, Kroatijoje, kurios yra iš tikro problemos. Mūsų, kaip sakytas, vienas sarkastiškas šūkis, ta prasme, jisai buvo visą laiką prisimenamas su šypsena, bet visi vis tiek žino, kad to negali būti. Tai, kad UEFA posėdžiavo čia Lietuvoje, ką reiškia Lietuvos futbolui pačiai Lietuvai? Futbolą aš turbūt sakyčiau taip. Mums, jeigu kalbėti labai merkantilistiškai ir paprastai, tai mes tikimės, kad tie žmonės, kurie pamatė, kad čia yra geros sąlygos, kad čia yra ne rytietiškas miestas, kaip jie tikėjosi, atvažiavo čia kaip kažkokia rytų Europą, kad jie pamatė vakarietišką miestą ir kad jie sugrįš čia su futbolo komandom ir sužais draugiškas rungtynes, tai aš manau, kad tas yra labai svarbu, nes Portugalas iš karto pažadėjo, kad mes sužaisim draugiškas Lietuvoje, tai manau, kad tai jau yra pliusas. Antras pliusas yra tai, kad mes norėtumėm organizuoti čia 17-19 metų čempionatus Europos ir manau, kad mes tą galime ir infrastruktūra, organizacija, viskas įrodė tai, kad mes galim tą dalyką padaryti, tai biškai drąsiau teiksim tos pasiūlymus iš savo pusės, o jeigu kalbėt bendrai Lietuvai, tai aš manau, kad kai dabar Lietuva taip yra apribota to keliaujančiai žmonėmis, tai bet koks vizitas užsienio žmonių, kur yra dėmesys žiniasklaidos, yra teigiamas, nes turbūt vis dėlto visi pripažįstam, kad Lietuva ir labai yra gerai paslėpta nuo Europos, kaip paslaptis, kaip čia yra gerai ir manau, kad tie žmonės pamatė, jie patys nustebo labai. Tai tikėkime, kad jie čia sugrįš. Lietuvos futbolo federacijos prezidentas tikina, jog šalyje stadionų būklė yra pakankamai gera, o valdžios neryžtingumas, sprendžiant nacionalinio stadiono problemas, verčia Lietuvos futbolo federaciją ieškoti kitų išeičių. Lietuvoje stadionų padėtis yra daug geresnė negu kaimyninėse šalyse, jeigu kalbėtumėm apie paprastus stadionus, kurie reikalingi nacionaliniam čempionatui. Mes šiuo metu pabaigai turėsim 12 stadionų, kurie atitinka A lygos reikalavimus. Tai Latvija turi 3, Estai turi 1. Tai mes turim vieną kartą atskirti tą dalyką. Yra problema su nacionaliniu stadionu. Nėra kur žaisti rinktiniai. Tai čia yra rimta problema, bet tai nieko bendro neturi su bendra stadionų būklė Lietuvoje. Jie yra per gera, geriau tie klubai ir tie miestai investuotų treniruočių aikštės, kurių trūksta, o ne į stadionus. Nes šiandien dauguma pasidarė elektroninius tablo, apšvietimus, aišku, yra gražu, bet realiai mes turėtume kalbėti apie treniruočių aikštės labiau. Ir kalbant apie nacionalinį stadioną, jūs matot, kas darosi. Tikrai federacija negali įtakoti šitų dalykų. Mes tik sakydavom, kad mums tokio stadiono nereikia, kad mums reikalingas kitoks, kad reikalingi gana valingi sprendimai valdžios dėl nacionalinio stadiono. Tai manau, kad jeigu
ir toliau ta situacija taip Vilniuje striks, tai atsiras dar keli variantai, o Marijampolės stadionas neblogiausias, ta prasme, žaisti rinktinės varžybom, nes dabar su papildomom tribūnam 6,5 tūkstančio vietų Lietuvai turėjom būti pripažinti, kad sąžiningai mes net ir jį sunkiai užpildom. Tai jeigu padarys 30 tūkstančių vietų stadioną, nežinau, gal lengvaatlečiai turėtų būti labiau sąžiningesni, bet mes galim vieną kartą per 4 metus turbūt pilną stadioną užpildyti, jie turbūt vieną kartą per 20 metų, tai nežinau, ką mes statom ir ką mes statom.